Į Kauno menininkų namuose atidarytą dailininko Gintauto Velyko parodą užsukę lankytojai gali patikrinti savo pastabumą, savitos technikos darbuose atpažinti Kauno pastatų fragmentus. Į akį neįprastus darbus jų autorius patarė žiūrėti iš toliau. Tuomet esą geriau matyti atskiros detalės – Kauno pastatų architektūros fragmentai, miesto istorijos akimirkos ar žmonių veidai. Parodoje Akmenų tinklas yra ir keli portretai. Tiesa, kieno autorius neatskleidžia. Norėjau nutolti nuo tos dabartinės valdžios skaitmeninės to įvaizdžio ir panaudoti savo visokius fotoarchyvus, ir senus piešinius, ir šiaip Kauną mylėjau kažkaip, tai toks žodis keistas. Buvo toks patriotas ir prisifotografavau, aišku. Dailės eksperimentatoriumi vadinamas Gintautas Velykis sako vieną tokį darbą sukurianti 7 etapais ir kartais esą nutinka taip, kad juose atsiranda ir neplanuotų detalių. Paties sugalvota technika kuriantis menininkas sako norėjęs, kad jo kūriniai primintų 17 amžiaus darbus. Nenorėjau tų spalvų, štai dariau tokias pusiau graviūras, sandinau, kad tarsi primintų rankų darbą, raižymą. Paroda Akmenų tinklas, ją dailininkas vadina duoklę Kaunui, menininkų namuose veiks iki rugsėjo 4.